Sveiki visi! Labą dieną. Sveikiname su jumis žvėjo lobio parduotuviai ir ne šiaip savo, nes turiu laimėjęs dar čekiuką. Tai už tą patį pasimsim gyvų, pasimsime kažkokių prizų įsirinksim ir žodžiu varom su Kymantu ir Justu gaudyt žiobrį. Įdomi tema, nuo ledo pačiam man senai nebuvo, nežinau, nepagausim, bet jeigu ką, gidas kaltas. Tai va, žiūrėkit, kaip mums sekas, tuo žvėjo lobio apsiprekiaujam ir lekiam ant upės. Kaip ir kiekvienoj baltoj žvejyboje, baltos žuvies, neprasisuksim be pašaro. Ir šiandien esensas, šiandien naujas pašariukas, Sony Baito krylius. Krevetė mėgsta kumpesnukį į tą smarvę, tai maltos peletės ir krevetės kvapas. Labai sakė aštrus, užėjau į Salmą, man rekomendavo šitą pašarą, gyvenime negaudęs, gyvenime net nežinau, kad tokia firma pašarų egzistuoja. Tai įdomu bus pačiam pasibandyti. Ir dėsim, kai visada dėsim. Turiu dar gyvų supūvusių. Tiks turiu molio. Su moliu žiūrėsim, ar molį su gyvais paduosim ir pašarą atskirai, o gal kartu sumaišysiu, čia jau kaip užplauks. Tai pabandysim šert, pabandysim tą žiobrį pastatyti. Nėra jo masiškai. Pasižiūrėsim, Hebra kišo kamerą. Sakė, yra jo užėjusio, bet pagaut atsitiktiniai vienetiniai. Tai pabandysime jį pašerti ir pažiūrėsim, kaip sureaguosis visą tą reikalą, nes praktika rodo, kad žiobrį reikia šerti. Ką anksčiau nedarydavo mane, gaudant su dugninė, atėjo tokie laikai, kad reikia paduoti gyvą, kad reikia paduoti pašaro, kad tą žiobriuką pasistatyti. Tai pačiam įdomu žiobrių tikslingai, nuo ledo, kažkada gaudęs, bet labai senai. Tai pačiam bus įdomu, tikiuosi bus įdomu ir jum. Paskutinis pasispardymas prieš Mongoliją, paskutinė žvejyba, tai iki pietų su draugais, tokiu lengvu režimu, pabandysim pagauti retą, bet gražią žuvį. Arba bus gerai, arba bus blogai. Gerai smirda. 2 kilų pokas, tai kilogramiuką bandymą mūsų maišysim. Vieną bėdą, vandens neturim. Turi vandens, Lukai? Pažiūrėsime. Vieną bėdą, vandens neturim. O. Nuėjo ir man, jo. Ai. Matylio? Ant matylio. Ai. Nu? Geras. Eikts. Bet mažas kažkas. Šapalas bus, kas daugiau pagal. Vagys. Ai ne, koja kokia. Nu va, atsidariau, ja. Kojytė. Lukai, mokinkis, ja. Aš irgi atsidariau. Aik. Blemba. Ką pagavai? Koja. Ne, kojytė. Auksinė eketė. Kokios kojos, ja. Ai, tu kaipas. Į dar vieną nuleidau. Tai kaip čia? Taip, tavęs prisižiūrėjau, Lukai. Kaip žiobrius nuleidinėja. A ką, žiobrių daugiau nepapuolė? Niekam daugiau žiobrių nepapuolė? Kaip ir ne. Tas pirmas informatorium dirba. Tai va, paleidai, girdi, dabar jis pasakė, kad nekipt.
vienas moka gauti. Įtraukia vėl gerą. Žiobrį pykė. Žiobri, ne? Ir kas svarbiausia, praeitą kartą visi žiobriai tenai, žinau. Per vidurį ir va toj va vietoj. Visus trakus, žinai. Vat ko tai visiems ten tinka. Jo? O Jėzau, vyručiai. Auksinė ketėja. Tu man žiobrių nereikia, kai tokios kojų. Indienai vėjos tave, ja? Žiobrį pagauti. Ne, kojytė trečia. Žiobrį pagauti. Žiobriai po to duok pakaifuotą, girdi. Aš tokių nepripratęs gaudyti. Žinai, mes per varžybas. Pas mus 7 gramų žuvis yra jau bonusas. Viena koja tiek, kiek aš pagavau per 3 etapus. Jo, panašiai. Žiūrėk, mane apgrįž, iškart Jūstas atėjo. O iš šakalas auga, bre. Leidai? Kojas? Ne, dedu. Jau 3? 3 kojas, ką tu O vyrai? kiek nuleidai? 1 nuleidai. Bet irgi gerai. Ant virpinimo? Aha. Nu, žinok, Deivi ilgai vysęs, nes indienas vėl lupa. Įjungta, ar ne? Įjungta? Jo, eik, filmuok. Kaip čia įsitraukti? Dar viena koja tokia pačia. Goris išdarinėja stebuklus šiandien. Ir parodyk ant ko. Aš buvau pradėjęs bez matilščiko karjerą, jį prižiūrėjęs, atėjęs iš tikrųjų visam krantui vieną kasą duoda. Ir žiūrėkit ant ko gauda. Šobos čia šitą, ne? A ne? A va, baltas burbuliukas ir tas, bet žuvis tai kosmosas. Va. O Jėzau. O, bus dar gera koja. Lukai, žiūrėk. Žiobrį? Ne, bus koja. Auksinė ketė, viso, aš čia nepabėgsiu iš čia. Dar viena gražuolė. Reikia brėžti su ledo luitu, tai tą. Va, vienai matyta žuvis. Dygliukas. Buvau į akvariumą prileidęs, negyvenu. Ne. Labai greita, labai įdomi, žiauriai laksus, turbūt greičiausia žuvis aplamai kokią matęs. Nu, nesveikai, bet nu, iki savaitės aš buvau iš upelio, žinai, vasarą prigaudęs. Ir nifiga, žodžiu, negyvena jos. Pažiūrėk, gaudės vis. Lyderis, viso kranto lyderis. Vienas pagavo daugiau nei visas krantas. Čia kokias kojas. Gerulės, ne? Linkėjimai, Pavelai, žiūri ant tavo vižos. Ja. Bet ilgai išdrožėkite, ne? Nėra taip, kad atėjai ir pirmų pakelimų, ne? Reikia išdirbti, ne? 5-6 kartus. Tai va tas pats ir ten. Taip ilgai nereikia, bet Mes stengiamės normalią žuvį pagauti, o jaunimas, o ką išdarinėja jaunimas, aukšlės drožė Jėstukas su Marijonu. Aš aukliau šiemet atsigaudžiau. jau užėjo kaliučkas tas. Jo, kaliučkų daug. Užeina ir visas tas. Ne jaunimas, o kartas. Kartos, jo. Jaunystė ir patirtis. Nu, kuris pagaus. Sustresavai jos tu, kas taip kerta. Iš rečiuko gražiai. Dar čia kamera. Nu, reikia prieš kamerą pagauti. Tai reikia. Neišeina. Jaudulys. Jaudulys, kameros sindromas. Nu, Tai va, kur matos jaunystę. Marijonas net susikoncentravęs. Metų dvikova, kas pagaus aukšlę.
Trečią kartą. Kaliučkės Jo, užėjo. jo. Ir ten masiškai dabar. Nu, davai, zbigčiu. Čia dabar vyksta dvikova. Prieš kamerą kažkur pagal. Kuris, kuri? Jo, už kurį statai? Aš žinau, ką reiškia kameros sindromas nepakirs. Aš už Marijoną statau. Aš už Justą. Už Justą, ne? Ketvirtą kartą. Nėra. Dar nesu niekad matęs, kad aukšlės į viršų keltų kažkas. Kodėl? Ai. Nu, matai, po užpuolė tą Kaliučkės. Kaliučka irgi skaitos šitoj dvikovai. Nu, viskas aišku. O, krak. O, Ai. Nu va, Nieko patirtis. nepadarysi. Davai didelė žuvis labai. Svarbu žuvis. Tai va, taip smagiai mes leidžiam laiką. Aš vieną nuleidau, 4 pagavau. O, Justas pavėluotai. Treniruokis. Igorioko šou tęsęs. Taip ir pavadinsim video Igorioko šou. Spaudžia? Mirnas. Kas per kosmosus to bezmatilka, kažkas nesveiko. Tuoj aš vėl gaivinsiu karjerą bezmatilčiko, man atrodo, į tave pažiūrėjus. Gražuolis, jau tikrai. Kažko tai ne, tavo karčiakas už nugaros, mes taktiškai, va ką tik Labą, persigrėžėm. Žiūrėk, su Kymantu persigrėžėm ir iškart kontaktas. Mažesnė, bet iš žolių. Nu kur mažesnė, tokių kojų senai negaudęs. Paskutinis ledas Lietuvoje, įskrendam į Mongoliją. Tai dar pas Chebrą atvarėm pabūt, pažaist ko, ne. 6 žuvytė mano, ne, 5. Vieną gražią nuleidau, bet džiobrių kol kas pagavo Chebrą porą širtuose kėtiese, bet nėra jų masiškai, kažko nekimba. Tai kol kas žaidžiam su kojytėm, o po to jau, jeigu Dievas duos, tai dar ant vakaro ir užsispirsiu tą kumpesnukį pagaut vieną kitą. Jau nejung šūdas. Jung. Mano žuvis. Ponas Jelcas. Nespėjom užfiksuoti, bet koks tai Jelcas. Jelciai šmelciai. Kosmosas. 27 centimetrai kokie. Nu gerai, 6 mažesnis. Gražuolis. Ant stajakoje užsižiūrėjau į tave. Aukštį. Lukai, žiūrėk. šapalas turbūt. Kažkas šitoks piktas, ja. Važiuoju, kai gražiai miškelytė dirba. Nu pavark jau, ja. Pavark, nenoriu plėšt, skamba. Kaifas, tai kaifas. Ne tokia ir didelė. Su žalia. Jūs tai nelaiko išėję. Kokios kojos. Kokios kojos. Ai, šitos kitas karas čia? Ne. Aš iš savo gaudau, aš netu, iš svetimų negaudau. Jisai leidžia kamerą, pilna žolės, bet pilna žolės. Pilna, ne, žvės yra. Tau įmesti šitą kažką. Gaudyti reikia, nu. Tai ten negalima įleisti. Kas čia būtų, jeigu jin sukiltų ir visi pradėtų lūpti? Taip pat kaip pernai. Nu, Gudėdu atvarėm. o pernai, kai kamerą kišut, irgi taip pat sluoksnis. Dar neturėjom jie. Bet ir normalu, tu supranti, kad kaip ir sako, kad iš visos masės žuvis 10% tikimybė, jeigu visas žuvis kiptų, tai kas čia darytųsi. Ne? Tai nebūtų to žuvies. Ta žuvis irgi netokia durna. Va. O galėtų būt. Kažkas irgi yra. Čia visur kažkas yra, čia įkišo tokie stagarai tiesų, žinai, ir jie aukšti. Ir tarp tų stagarų malas jos. Aš žiūrėjau ir radau. Radoma, tai jūs. O tu nerandi šiandien. Šakalauja, girdė.
Ir nerandi. Oi gera, čia bus šapalas gal, aš nežinau, arba... Ne, čia man kojų diena. Ai, gražuolė. Kaip tu sakei dienai, taip jau turėjo, ne? Oi, gražuolė, oi, kaifuojam, oras, nešalta, nieko. Jo. Operatorius kaip žuvaut nemoka, tai Nu, reikia filmuoti visus. operatorių iš karto gavau nuosavą jau. Ką negaudo, tai ką jau. Nors pafilmuos. Pagaliau operatorius pagavo. Dar nepagavo. Įsivaizduoji. Valandą laiko nieks negalėjo pagauti ir operatorius pagavo. Ką, negėda jom vyrai? Tai dar palauk, dar ištrauk dar. Kai visą laiką plonini iki šeškės. Aš taip nedarau dabar. Tuos kojiščius. Kojiščius? Įsijungia žuvis, įsijungia. Su žole. Gerai, gerai, praravėk. Yra ta žuvies tai. Yra žuvies su kamera matom, bet pagauti nebegalim. Tai tokia ir žvejyba. Lakstom. Mano geriausia ketė, pažiūrim. Ar čia? Šita. Šita? Jo, čia geriausiai sugaudžiu. Jum ne. O. Va. Bet ne masiškai Von. tai buvo. Yra plaukia, yra, va, tarp žolių, va. Eik tu sau, Va. nu. Turbūt jums Matosi? nesimatys. Bet, ai, matos. Nu, von. Plaukiau, kuojas Va, didžiausias, va, stovi žiobriukai. tarp Nu, žolių. ir čia iš šono, man atrodo, strepetys stovėjo, ne? Nu kažkas. Dešiniau. Va. Bet pastebėjai grinai žolėse, ne, va, atviriau viskas tuščia. Jo, nu atviriau tuščia. Bet nestebuklas, praeitą kartą, kai baigė grūdais, geriau buvo. A ten masiškai, ne? Ten masiškai. Einam, pafilmuosiu. Įdomu. O, tiesiai vos ten galvos, pažiūrėk. Nu, Va, stovi jos galvas. va, pažiūrėk, pilna, tiršta. A, Jėzu. Va, bet grinai tarp žolių. Čia gal kažkom pašerta, gal, bet ne, nešerta. O, pažiūrėk. Matosi? Kokios, kuos Ai, matos? matosi, jo, nu. O. Jo. Tu pažiūrėk, koks šleifas, nugaros. Bet va, pilna. Eik tu savo. Čia žebrys šitas. Pažiūrėk, man atrodo, Ne, jis koja čia, ne, būtų. Koja. O, Va, ten va, žiūrėk. O, nu kur tu čia, pilna jų. Pilna, aliava. Nu, bet grinai. Kas tarp būtų žolių. hebra, jeigu ta žuvis? Tai gerai, kad aš kameros neturiu, nu kosmosas. Įkiši ir netikė. Patys matėt, ne? Ir yra vižėlės, ir mokė atrodo, ir pašerta, nu ir nifiga jos, va. Laukiam, kol sukils. Bet lyg tai kažkas pašerta. Jo. Patrau. Ne, žuvis, karočią, jaketė rytos paėmiau, galvojau, pamesiu ant ledo, tiesiai jaketė. Ką čia reikia šiandien žaist, ne žuvį gaudyt. Abo ir į garioką aplenksiu. Jei ištrauksiu iš kukai duodos. Čia jau reikia su balalaikom pusiau traukt. Kurva, gerai jau. Į gariok vėjosi. Ne tokia ir didelė, bet taip. Tarp žolyčių. Tarp žolyčių čia turbūt. Taip atrodė, kad baisu žvėris. Pamažu užtenka. Va tai va su hebra nuvarė Lukutis kebabų. Pietukai visiems žuvis neima, nors mes pavalgysim. Aptarimas. Ai, kad daug visi valgom tų žuviuose. Aš radau temą. Žuvį. Kokią? Karočią. Atėjo Petras, ne vardas? Jūsų Petras? A, Egis. Atėjo Egis. Sako, pamesk įmą balaiką. Normalų žvėjai kavą su balaiką maišą. Karočią. Sumetė. Pinku. Sako, pažiūrėsim, kaip žuvis reaguoja. Ir reaguoja, atplūkė. Aš pradėjau berti iš viršaus stulpelį ir iš karto kibimai. Greitai. O dabar ir atskersim. Pirmės pagavau žuvį. Numečiau jaketę, bėgo, tas paėmė už nugaros mes tiesiai jaketę galvą ir po ledu. Išgelbėjau. O kas tu buvai? Tuo? Na jau pastabdė. Vieną koją pagavo, tą išmetė. Ne vieną, nemeluok, aš jau ketvirtą pagavau.
Bet valandos bėgi tu vienas pagaudyk. O tu pagaukai nekimba? Nu. O, božas, čia aš. O, Ai, per dantukus. nespėjo pavalgyti ir žvejoja. Per pirmą kartą gyvenime matau, kad prie kitų sakavos padelį. Jau antrą mazino. Šanė, daryk man prieš mano fanus gėdos. Ai, dabar biškį pabaidžiau, čia jau stipriai užkaliau. A, Yra. Cipa, cipa! o, suavižu. Ai. Jungt. Junk. Pasimatėlius ant lubos. Nu, 2 žuvis nuleidau. Visi jokios, visi tyčios. Nu, 3 Marijoną, jeigu neištraukiu, viso einu. Užleidžiu auksinę eketę. Ai, gražuolė, ai, gražuolė. Ai. Yra. Oi. Ai, gariok. Ne. Šiandien džiobrinio pašaro girdi kojos stovi. Ai. Ačiū. Jam į zonoje atsidėjęs 8 metus. Skerdykla, skerdykla. Tu įsivaizduoji, bet tai kokio stiprumo. Tai mėnesį dar žmonai nesakiau. Sakiau, kad varysiu, žinai, į šiaurę, bet nesakiau, kad mėnesį, tai dar nežinau, kaip reaguos. Arba iš vis išvažiuosiu, sakysiu, ką aš tau sakiau. Tai ką tu nežinojai, žinai? Kurva jaukas smirda. Jaukas gerai smirda, bet girdi, kai koja ant jauko tu stovi. Piestu. Radija. Radija, eik tai. Neisiu. Neisiu. Atsidaryt noriu. Man dėvis erzina. Gal užleistų eketę? Noriu atsidaryti. Neleisiu, tikrai rask savo žuvį daug. Ai, atlinkiau kabliuką. Tik ant tankimas grūdais ir reikėjo lanų čia užmesti viso. Gaudykit, duodu pagaudyti. O jis ir pavyzdžiui džiūrį atsakyti. Ant karščio? Tai aišku. Pakaifuos. O aš jau ryt O ne čia. supakuosiu jau meškerės. Nei pagaut, nei... Inkiliuką šiandien išvalyti, susidėti ir viso jau pakraunam į Mongoliją. Kantrybės reikia, kantrybės. Čia va. Aik jūs tai vieną duodu pagaut. Nu pala, aš vieną išėmu dar. Paskutintai. Jo, paskutintą. Vieną žuvį duodu pagaut. Supratai? Vieną žuvį, eik. Vieną šansą turi atsidaryti čia, va, girdi. Nepakerti viskas, iš karto eini lauk. Jaudinės, ne? Daug parodysiu pravatkę nuėjus. Ja, jau tu per ilgai turėjai greitą nuėjus. Per ilgai sėdi. Jau tu čia užtrukai.
Ne, man tai jėgos. Ne, tai jaučia, kad jūs tu sėdi. Dabar tokiais lėtais bandyk žemyn. Nu dabar žiūrėk, jeigu aš sugebu pagauti tavo tas kraštas eketės. Jeigu aš pirmiau pagausiu už tave. Čia vaikšto irgi, kad vaikai, kurie sėdi ten taip įkvies. Ne, ten verdami. Turėjai? Turėjau, man atrodo, kažkokį maksą. Nu jeigu aš pirmiau pagaunu, tai įsivaizduok, tave bus ir Marijonas atkalęs, ir aš dar. Nu, jaunolį, jaunolį. Pagavo? Ne. Išėmiausi eketės mes. Matai, Kakį mekšrą užkabinau. Kai arklys. mes su abiem iš vienos eketės ant jo paėmėm, mano ne. Ir nuėjo per tave, nu. Urva. Bet tai koks arklys buvo. Ai, atlenkiai kablį. Matai, nepasisekė. Ai. Ai. Aprimo. Eik tu, aprimo. Lemba tau kaifuoju. Kai kaifuoju, aš pas tave atvažiavęs, Kima. Irgi treik. Leidęs buvau ir nepakirtau. Jeigu pas mane avižų buvo. Normaliai taviš, ko tu šis stresuoji? Ką tu vyrė? Kaip tau gerai? Kokie mekšrai. Čia kojytės. Reiks, karoči, to krylinį pašarą pasibandyt dar vasarą ant tų kojų. Nu eik, jūs tuk vieną pagauk, leidžiu. Vėl. Vieną atsidarai ir nebesimaišai, ir laisvas. Nu tu aš kišiu savo avižą, žinau. Tai nedavyk per dantis, ne? Ne. Čia dugnas. Ne, žaliai. Nu jeigu antrą kartą aš pagausiu, darysi atsispaudimus. Jau dabar biški ramu bus. Kaip su gyvais Mongolijai, pirksi tenais, ne? Pirksim tenai, kainos kažkokios kosminės.
Bet ten reiks tų gyvų ir mormušo ir visko, žinai, bandyti. Įdomu bus. Tai džokeris gal šiam eurų, matilis 9 gal. Vieną gyvų minimaliai praskaičiavo jau, kad per trenkės negalim šerti normaliai. 3000 eurų. Nu dabar pasibaida, kai ta karčiakas. Įvariai? Lampačius. Lampačiai. Nu ką, jūs lampačiai. Juos čia karčiakų prikabino. Pakabino jau. Nu ir baigęs. Kaip jūs netikit bez motilka, taip aš netikiu su motilka, blėt. Tai matilio gaudai? Nu. Nu čia tai gražiai aš atgaudžiu. Tai dėl to ir pradėjau. Purtai, dygliukai, tik dygliukas nustojo. Imk, reiškia, atėjo kitas žuvis. Ir per vidurį žuvies yra, ne kamerai grūdus. Matai, pametėm matalių biškį, tik priplaukia pisti ir dingsta. Net nepagriebė. O čia va kybo karčiakai ištraukia žolę į seną. Ką, все, jūs tai antrą kartą, все, laisvas. Laisvas netkai, važiuoja eketė. Negadini mane kities. Eik tu savo, kaip važiuoja, kaip kaifuojam. Ai. Burbulai tik nuėjo. Nu, raugėja. Ateik gražuolė, ateik stipruolė, gerai, varė. Kas čia per padaras? Labai ilgai Ką nesusivokai. tu vyrė? Bus didesnė už tavo įgarioktą didžiai. Nelabai tikiu. Pamatysi. Pamatuosim, metrą turiu. Gali, irgi įkaliai. Kur. Pažiūrėk. Panašiai, jo. Tai kai kojytės, chebra. Jūs tai jauti kokią praklę? Sako, jeigu čia koja, tai aš tada ranką. Aha, visi. Čia turžienų bairiai griovio. O čia tai kojytė, ja. Kosmosėlis. O čia tai Kimonto įkėtėjo, ja, kaip rachliopinai. Aš jo dabar čia jau užtupiau, Ar man gaila svečiam. kol ledas nueis, ja. Pagauna svečiai. Mum tai čia. Tai aš čia tuoj vietinis būsiu, nebesvečias jau, man atrodo. Čia kaip jūs baigi patelį lėkti. Daugiau rūpasų. Reik, jeigu daug daryti taip, žinai, viena žuvis, viena cigaretė. O girdi, pys 3 žvejybos ir meti rūkyti, viso. Sveiki. Taip. Kokia sukleikas, Užveškite į parduotuvę, mama bus gerai, nes aš pats žuvauju. Ne, net šoka iš Gerai. įkėtės. Ačiū labai jums. Net šoka. Ačiū. Iki. Gerai, jūs tai turi trečią šansą. Eik. Vieną žuvę atsidaryti leidžiu ir vėl. Turi kiek? Aš čia dabar? Daugiau gal? Kada spaustos gaudai?
Jo, ant paprastosios, pigios. Tai va, nu ir aš prieš tai tą nuroviau dar kybą, kad reikia užrišti. Čia su tokiom žuvimo girdi tų brangių jau šiandien nusegiau 2. Jo, eisim žiobrio, girdi, gariok tuoj ieškot. Nori radė tuo avižą padovanosiu. Jei nepagaus žuvies, negaus. Imk. Tokios niekad neturėjai įsidėgi kolekciją. Rodyk. Nailenkas. Senos. Dar jos be kembrikų viduje. Kažką tėtski veždavo. Kybo? Nebent uždėti kokį. Pasivėl. Taigi, jeigu parodysiu ją bezmatilką turiu, bet jeigu šitą nuraučiau, tai nematytume jos daug gyvenime. Dėvi prastą. Žmogus jau myręs, man. Nu, ateina štai kompanija. Slinkis. Tai kaip neturiu šitą ir turiu. Turiu, sakau, kavalių negaudo, blėt, kad man aiškiai. Ne, to vidurnakčio, blėt, minailengas šita. Parodė. Tai gal panaši, bet ne tokia. Kokia? Nu, jūs tu. Dviesi iš vienos į kitą, tai ne tai. Čia turi tu baltarusišką. Čia baltarusiška šita. Čia zuikio. Nežinau jūs tai, kad tu ne taip darai, nu. Na, tai juoda aviža, reikia rinkti. Kokia juoda? Paprasta. Kokį ten uždėjęs? Juoda? Ne pačią juodą, ten paskui. Vyrai parduotuvė šito avižų yra, jeigu norit. Parodys. Va. Bet nuo šiandien jos pabrangs. Tokia juoda, į nikelį kažkokia. Jo, aš anksčiau irgi ant jos gaudau tik bezmatilkę tokią turiu. Jo. A, Žiūrėk. Tu kavalių neturi kitų avižų. Nu, tada, imbrikai, nu. Dės tempais viso gali būti. čia panašu į gariokį žiobrį, man atrodo. Ant šertos eketėlės, girdi, gariulė nebus žiobris kartais. Akurat. Žiobris! O, ne? Yra pasirodo. Ir neblogas. Kažkas tai čia įdomiai sustartavo. Paskutinė žuvis. Paliksim dar kažką atnerštą jum. Luko, jei ištrauksiu, tai Lukui padovanosiu. Lukai, jeigu ištraukiu, jin tavo. Šapalas, sakiau, įdomiai užstartavo, jau iš karto matęs pagal startą, kad čia bus įdomu. Šito šiandien nebuvau pagavęs. Tikrai skaitinis. A, va toks va, plačiaburnis. Man atrodo, yra. Varyk.
Papuola žebriukų, bet žebriukai tokie ne per didžiausi. Vienas kitas, bet kojos didelės ir gražios. Baiginėjom jau žvejybą turbūt, toj parodysim, ką pagavom. Smagi diena, pabuvom su chebra. Pašariukas ant žebrių, o gavos kojų žvejyba. Bet tokių kojų senai negaudžiau. Pats tas prieš Mongoliją pasitreniruot, porą avižų nulupo. Porą šiaip eketėjai pabėgo, bet chebra gera, emocija gera ir tuoj chebra parodysim, ką mes čia pagavom. Baigėsi žvejyba, pati geriausia turbūt šiemet, ant emocijos, kas liečia, tikrai atkaifavom, patys matėt. O rezultatas toks, įspūdingų kojų papuolė, puskilinių, žebriukas vienas kitas ir žebrys. Chebra irgi pagavo, visi daugiau mažiau. Tai noriu primint, kas žiūri video neusiprenumeravęs, tas gaidys, tai nebūk paukščių, prenumeruok kanalą. Ir laukit nuotykių iš Mongolijos. Kitas video bus iš Mongolijos, įskrendam į Mongoliją. Ir laukia pasaulio poledinės žūklės čempionatas.